Tyrimai rodo, kad šiais metais prie vidutinės vartotojų klasės prisijungs dar 113 milijonų žmonių. Šiam didžiuliam skaičiui reikės naujų paslaugų ir prekių, o labiausiai, kaip senovės Romoje sakydavo, duonos ir žaidimų. Didžioji dalis šių žmonių keliaus po pasaulį ieškodami naujų potyrių, iššūkių ir patirčių. Tokiu būdu skatinami ekonomiką ir kurdami naujas galimybės verslams. Gal tai puikiai investicinė galimybė mums? Aš esu Emilis ir čia Dividendų eksperimentas ir šiandien kalbame apie kompaniją, kuri pelnosi iš laisvalaikio pramogų ir už tai moka puikius dividendus. EPR Properties yra nekilnojamo turto tipo kompanija, kuri specializuojasi laisvalaikio tipo turte. Viskas nuo kazino, teatrų, sporto salių bei vandens parkių iki slidinėjimo kurortų. Viskas, ko žmonės nori, bet nėra būtinybė. O kaip žinome, savo norams visą laiką galime išleisti daug daugiau negu planavome. Šiame video aptarsime šią kompaniją ir pamatysime, kaip kitų žmonių atostogos mums gali nešti pelną. Tai gerai, kas yra tas EPR Properties? Tai yra nekilnojamo turto investicijų fondas, besispecializuojantis laisvalaikio praleidimo srityje. Jei nežinote, kas yra REITs arba Real Estate Investment Trust, čia pridėsiu video nuorodą, kur būtent juos nagrinėjom. Šiaip truputį plačiau nagrinėjom, kaip veikia pats principas. Bet ši įmonė užsiema teatrų, golfo pramogų kompleksų, šeimų pramogų centrų, bowlingo, kazino kurortų, nacionalinių parkų ir visokių kitų, taip sakant, centrų plėtrą, finansavimų ir nuomą. Įmonė taip pat turi pradinio švietimo portfelį, kurį sudaro ankstyvojo ugdymo centrai ir privačios mokyklos. Dauguma EPR nekilnojamo turto yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir kai kurios Kanadoje. Įmonė bendrai įkurta 97 metais ir jos būstinė yra Kanzaso mieste, Jungtinėse Amerikos valstijose, o kompanijos kapitalizacija šiaip siekia net 3,2 milijardo dolerių. Tai kodėl mus domina ši kompanija? Jungtinių Amerikos valstijų laisvalaikio pramonė stipriai atsigavo, o 22 metų laisvalaikio išlaidos pasiekė prieš pandemiją buvusi lygį ir tikimasi, kad jas viršys 23 metais, pasiekdamos 552,8 milijardo dolerių sumą. Tai leido EPR atkurti nuomos srautą ir augimą. Visa, pati kompanija, jos darytas tyrimas 23 metais balandį atskleidžia kelias svarbias tendencijas susijusias su laisvalaikio išlaidų raida. Tai pirmiausia, nors per pastaruosius 50 metų produktyvumas žymiai išaugo, tai neišsiskyrė į lygiagretų laisvalaikio laiko padidėjimą vakarų šalyse. Antra, lėtas laisvalaikio laiko mažėjimas pastaraisiais dešimtmečiais turėjo atvirkštinį poveikį laisvalaikio išlaidoms. Pagal EPO duomenis, JAV laisvalaikio laikas per dieną nuo 90 iki 10 sumažėjo 48 minutėm. Tačiau laisvalaikio išlaidų dalis bendrose vartotojų išlaidose išaugo nuo 9,5% 13 metais iki 13% 22 metais. Trečia, pastaraisiais metais pasikeitė kartų išlaidų įtaka, nes pasikeitė demografija. Gen Z ir Millennials kartos dalis bendroje vartotojų rinkoje išaugo nuo 23% 16 iki 31% 21. Kadangi šie jaunesni vartotojai artėja prie savo pajamų viršūnės metų, pats Visa tikisi tolesnio laisvalaikio išlaidų augimo. Pažiūrėkime, kaip EPR plečiasi ir keičia savo investicijas, norėdami užsitikrinti pelną. 2021 metais pandemija smarkiai paveikė nekilnojamo turto objektus. Nors 2022 metais įmonės objektai parodė stiprų atsigavimą, kino teatrų klientai buvo labiau paveikti dėl filmų išleidimo laiko pasikeitimų. Apskritai produkcijos vėlavimų ir eksperimentų su transliavimu Netflixo, HBO, Amazono ir taip toliau. Dėl to 22 metais rugsėjį Cineworld Group, valdantis Regal Cinemas, vienas didžiausių EPR kino teatrų klientų, paskelbė bankrotą. Regal iš EPR nuomoja 57 kino teatrus pagal 2 pagrindinės nuomos sutartis ir dar 28 vieno objekto nuomos sutartis. Ši krizė paskatino EPR valdymą peržiūrėti įmonės strategiją. Pirma, jie planuoja sumažinti EPR ekspoziciją kino teatrams, kaip ir nesurprizas. Antra, sudėtinga ekonominė aplinka padidino EPR kapitalo kaštus, kurie neigiamai paveikė jos investavimo galimybės būtent artimiausiu metu. Todėl pati kompanija ketina būti nuoseklesni atliekant investicijas ir pirkimus. Čia toks pažadas su šakėm ant vandens. Trečia, EPR palaipsniui atsisakys savo švietimo portfelio, kadangi tai yra senas palikimas iš prieš dešimtmečius vykdytos veiklos, o ne dabartinė pagrindinė verslo dalis. Bet pakalbėkim, kaip atrodo šios kompanijos dabartiniai finansai ir mano mėgstamiausia tema – dividendai. EPR finansiniai rezultatai 23 metais trečiąjį ketvirtį atrodė taip. Pajamos padidėjo 17,3%, nuo 161 milijono iki 189. Bendras pelnas išaugo 24,3%, nuo 111 milijonų iki 138 milijonų. Veiklos pajamos išaugo 26%. Grynasis pelnas padidėjo 12,2%. Čia
superiniai rezultatai, nes dviženklis augimas visose skyriuose. Kadangi IPR yra nekilnojamo turto trestas, norint išlaikyti šį statusą federalinių pajamų mokesčių tikslais, ji privalo išmokėti savo akcininkams bent 90% apmokestinamų pajamų už kalendorinius metus. Taip pat atitikti tam tikrus kitus reikalavimus. Bet IPR moka dividendų išmokas eiliniams akcininkams kas mėnesį. Tai nuo 10 iki 19 metų dividendai už kiekvieną eilinę akciją padidėjo nuo $2.60 iki $4.50 už akciją, sudarydami tokį metinį augimą, tą vadinamą CAGR 6,3%. Dėl COVID pandemijos ir vėlesnių ekonominių iššūkių įmonė sumažino dividendus už akciją, tačiau nepaisant to, IPR vidutinis dividendų pelningumas nuo 10 iki 23 sudarė 5,9, kas yra įspūdingas rezultatas. Be to, įmonė išlaikė tą FFO, tai pajamos iš operacijų, išmokų santykį vidutinėme 76% rėžyje. Tuo pačiu, jei šiais metais išlaikys planuojamas dividendų išmokas, metiniai dividendai sieks net 7,7%. Gerai, tai IPR yra kompanija, kuri veikia laisvalaikio ir pramogų sektoriuje, kuris rodo pastovų augimą per paskutinius metus. IPR užsima nekilnojamo turto objektų nuomą kompanijoms, kurios užsima pramoginę veiklą ir tokiu būdu susirenka nuomos mokesčius ir didžiąją jų dalį išmoka žmonėms. Investuotojams. Žmonių išlaidos pramogoms ir kelionėms vis labiau auga, įtaką tam daro besikeičiančios kartos ir jų prioritetai. Ir dabartinės kartos išleidžia savo laisvalaikių vis daugiau ir jau pasiekia ar pasieks savo pajamų aukštumas, kas leidžia kompanijoms kaip IPR užsidirbti gerokai daugiau. Planuojama ir vykdoma diversifikacija taip suteikia kompanijai tvarumo, o pastoviai mokami dividendai ir puikus dabartiniai finansiniai rezultatai daro kompaniją mums itin patrauklę, ypač su 7,7% pajamingumu. Gerai, pasižvalgom, kaip galėtume nusipirkti šios kompanijos. Gerai, tai jeigu nežinot, naudoju tą patį Freedom 24, kurį naudoju jau daugiau negu, kiek čia dabar, 2-3 metus, tai šokam į paprasčiausią lietuvių kalbą, į prekybą ir suvedam IPR. US IPR Properties, priimti. Ir ką mes turim vieną vienetą už 42 boksus. Tai sakom, kad aš noriu pirkti už 43, kad tai būtų limit orderis ir sakykime, aš noriu 3 vienetų. Tai pavedimo nustatymas įstikino, kad jokių maržų neužtikinta, pateikti pirkimą, patvirtinti. Volia, kadangi šiuo metu savaitgalis, akcijų birža atsidarys už 2 dienų ir sandoris įvyks momentaliai. Šiandien informacijos tiek, jei patiko ir buvo įdomu, rekomenduoju pasižiūrėti video apie nekilnojamo turto trestus čionais ir kodėl šiuo metu yra geriausias laikas jų pirkimui. Tai spustelkit ir važiuojam su sekančiu video. Tai tiek.